Tai sveiki visi. Su šventėm, praėjusiom ir ateinančiom, su naujais metais, kaip sakant. Tai šiandien atvykau į Daugyvinės upelį, pasėdėti su plūdelė, pažvėjuoti ir sakiau, šiandien nieką nefilmuosiu, bet pagalvojau gal nebent taip apibendrinimui. Kadangi ant ežerų dar nėra taip ir kaip ir prieit, kaip sakant. Tai ledai, tai sniegai. O upeliai irgi ištvinė ir baisuliniai, ir srovelės didelės. Tai sunku, kol atradau, tai tikrai labai buvo sunku. Bet šį bei tą pasigavom. Tai upelį parodysiu dabar. Vat upelis ištvinės, jeigu ten toliau pažiūrėtume, ten visos pievos irgi užtvinė, o čia upelis nedidelis, kas žino, čia toksai Daugyvinės upelis. Tai vat su plūdelė, su 7 metrų meškerytė pasėdėjau ir ką mes čia pasigavom kažką. Tokių akuojų, didesnių, mažesnių, ešeriuką, aišku, padarysim nuotraukytę. Tai vat, tokie reikaliukai. Ir ko gero dabar pakuosios, dar sakiau, gal pamėginsiu ten po tultų vieną pusę nueiti su ultralaitu pamėtyt. Tai jeigu kažką pagausiu, tai gal įmesiu. O šiaip tai bandysiu rytoj daryti video stovinčiam vandenį, tai grįžtant namo pažiūrėsiu, jeigu bus galimybė prieit ir gal pažvėjuosim, kaip sakyti. O, kibimas. Tai ką? Susitiksim, manau, dar. Susitiksim. Tai sveiki, draugai. Tai atėjo ta kita diena. Ir blogai. Naktį buvo -3. Ir tuos visus, kur žiūrėjau ežeriukus parvažiuodamas vakar. Kaip ir viskas gerai, bet šiandien rytą buvau nuvažiavęs, tai tos vietos, kur atitirpusios, buvo kažkiek, kur dar galėjo žvejoti su tom plūdėm, užtraukė vėl to ledu. Tai atvažiavau vėl į tą upelį, sakau, pamėginsiu truputėlį. Biški pasišėriau viską ir žinokit, nenori visai. Dar šiek tiek gal vanduo pakilo, tai nežinau, ką čia darysiu. Dar biški pamėginsiu pažaisti, ko gero, su plūdė. Ir jeigu nieko, tada pasimsiu su ultralaitu keletą metimukų, gal kokią ešerę ar kažką. Ir matysim, tai nežinau. Dar turiu tokį vieną ežerą iš didesnių, tai nebent grįžtant dar pažiūrėti tą didesnį ežerą, gal ten bus įmanoma nuo lieptelio, kaip sakyti, užsimest, pasibandyti. Tai va. Gerai, bandysim žiūrėti, kas čia mums išeis ir kas čia mums gausis. Oi, vyručiai, pramazinau biškį, bešnekėdam šitą kamerą kaip bumuką. Tai va. Va tokia gražuolė. Ant slieko. Oi, dar su tom piršniam. Bet vėsų dabar, nežinau, čia -2 gal ar kiek. Gerai, kad meškerė be žiedelių. Tai nešala, bet šiaip tai da toks vėjas šalts, tai iš viso. Atsikabink.
Didelės, o. Didelės užkarpėlės. O. Tai va žodžiu, tai oi. Nesakau, da, biški kažkiek gal pasėdėsiu ir kai didelė kasna šiaip noriu, šiaip sielas lieka uždėjau. Paliksiu specialiai biški laisvesnius galus, man tai patinka kažkodėl. Davai dar uždėkim keletą matylių. Čia matylius tokioj parsiduoda durpėse tokiuose. Bent kad kvapas būtų. Jėzu. Tai va, ir dabar kaip čia gaunas. Čia, ten palei aną krantą ir per vidurį eina srovė, šitaip. Ir paskui toksai gauna sūkurys ir met atgal. Tai mes ir metam maždaug į tą vietą, kur beveik, kaip sakyt, beveik stovintis gaunas vanduo, ką mums čia nenešiotų. Pastatom. Gal biški ir nepataikiau šį kartą. Na nieko, biški galim ir ant dugno pabūti. Tai va tokie reikaliukai. Labai prastai, tai nėra, kaip sakant, nei kur žvejot. Na ten aišku, gal ten su kokia valtim ar kažkaip tais kažkur tais kažką. Gal ir galėtų, bet, nu, jau šiaip sau. Nu nieko, reikės laukt, kai truputį jau atslūgs tas vanduo. Nebebus tokios didelės srovės. Truputį bus geriau. Kažkaip tų ešerių šiemet labai ne per daugiausiai. Šiaip tai čia visą laiką būdavo ešerių, ne tik čia, bet ir ten toliau, kur žvejodavau. Esat irgi matę video, kur ešerius gaudžiau. Tai būdavo ten kažkaip tų ešerių daugiau. Šiemet tai taip kažkaip nežinau, ar dar per anksti gal, ar kas. Nu, bet irgi gaudydavau, atsimenu, ir gruodžio mėnesį būdavo 0, +1, tai su ultralaitu ten visai smagiai būdavo. Šiaip reikėtų pasižiūrėti ten fotkėse ir panašiai, kokia ten ta diena buvo. Būtų labai gerai būtų atsekti. O dabar tai sunkiai, sakau. Tai dabar dėl tos garso kokybės, tai tikiuosi, kad garso kokybė pagerėjo, nes čia kažkas buvo užsiminę, tiksliau ne vienas buvo užsiminęs, kad traška braška ten ir taip toliau. Nu ten taip jau gauna su tais visais laikikliais tų GoPro. Tai, kaip sakyti, dabar su mikrofonu, gal bus truputį geriau. Pagaliau parėjo ir keisas. GoPro toksai, kur prie krūtinės, nu toksai geresnis, kur ten visi, kad laidai, kaip sakyti, nebe taip maskatuosis, nebesimatys tų laidų.
Tai gal bus dabar viskas geriau. Vakar tai tikrai buvo žymiai geriau. Vakar buvo vienas dalykas šilčiau. Tai taip kažkaip buvo ir maloniau sėdėti negu šiandien. O šiandien, tai sakau, toksai ir vėjas šals ir tie visur ežeriukai aptraukti, tai jau, kaip sakyt, nuo ryto net truputėlį sugadina nuotaiką. Jau, kai atsikėliau, išėjau į lauką, jau supratau, kad, kaip sakyt, kad manęs laukia jau ne kažkas. Ką padarysi? Ką padarysi? Nepasirinksi, kaip sakyt. Nu, bet paviršiai vis kažkokie žuveliokai išsiverčia, bet taip, nu, nenori, kaip, nežinau. Bandžiau ir vien matylių dėti. Ant visai mažą kabliuką, ant ploną valą. Nu, galvoju, nu, gal to mažo kažkaip nenori, ar kas, nu, bet žiemą šiaip turėtų norėti. Nu, sakau, davai, reik biškį pasididinti čiut sliekiuką. tą, atsiprašau, kabliuką, kad slieką galėčiau uždėti. Pasidėjau kabliuką, uždėjau slieką. Nu va, vieną koją užkibo, bet nu taip jau žiauriai. Tai atvykau dar į tokią vieną užtvankėlę. Dar pašariuko buvo likę. Tai vat pamėginsim uždėti matiliuką. Pabėga. Pamėginsim uždėti matiliuką. Ir pamėginsim dar kažką pagauti. Nu taip jau. Sunkiai. Jau ne. Nors esu sausio mėnesį žvejavęs su plūdine pernai. Ir kibo, tai tikrai geriau kibo. Nežinau, tada irgi ir šalo ir viską. Ir to ledą, kaip sakyt, buvo, bet užmes biški kažkur galėjo. Bet kibo. Nebuvo taip, o čia dabar visai. Nors aišku, tie kibimai irgi tokie buvo, ne iš bistriausių, irgi tokie vangus, kaip sakyt. Bet kibo tai geriau. O dabar va, kažkas jom netinka, atrodo, vis tiek ir pašariukai yra. Ir viską. Oi, tas medis, tai čia tragedija. Jėj! Nu va, nors tokia yra žuvelė. Pats tas būtų ant vėliavėlės ar skritulė. Gerai. Nu, da, pabandykim kokią vieną kitą pagauti. Tokią smulkmę, kaip sakyt, vis šis tas. Bent rankos kvepė žuvim. Kaip čia padaryti? Reikia gal išeiti iš čia. Nes šitą meškerę tarp medžių taip truputį sunku susipakuoti. Šiaip nėra labai tinkama meškerė žvejoti tarp tokių medžių. Tai vat, draugai bičiuliai.
Manau, ir jums nėra taip lengva šiuo laikotarpiu, kai nėra ledo ir arba jis yra toks, kad negali prieiti prie krantą normaliai pažvejoti, reikia ieškoti vietų ir visa kita. Tai šią gaidelę noriu tada kaip ir atsisveikint ir pasveikint, palinkėt laimingų naujųjų metų ir visų gerų žvejybų ateinančių. O aš manau, mūsų fortūna dar nusišypsos. Tai susitiksim kažkada. Geriau būtų tas ledas nenutirpęs. Iki.